Sveiki visi sugrįžę į dar vieną video, taigi šiandien toliau apžvelginėsime visas svarbiausias naujienas. Kol kas viskas rutuliojasi lygiai taip, kaip buvo perspėta praeitame video. Ir aš minėjau praeitame video, kad bus korekcija ir greičiausiai jį tęsis visą rugsėjo mėnesį. Bet buvo kelios dienos, kada buvo galima abejoti, ar tikrai bus ta korekcija dėl tam tikrų dalykų, kuriuos šiandien aptarsime, bet viskas galiausiai pildosi, kaip ir buvo nuspėta. Tai jeigu pasižiūrėtume į altcoinų rinką, tai matome, kad aš minėjau, kad jie yra dabar ties stipriu resistance lygiu ir tikrai labai nėra tikėtina, kad greitų metų pralaušime šį lygį arba šiuo pirmuoju kartu ir dabar leidžiamės iki sekančio supporto lygio, kuris yra štai čia. Tai taip pat yra stiprus supporto lygis, į kurį mes atsimušime praeitą kartą ir tada penktadienį prieš kelias dienas mes viena žvake keliavome vėl iki šio resistance lygio ir dabar matome, kad kaina vėl keliauja atgal, greičiausiai testuoti šį lygį. Taigi aš manau, kad dabar trumpalaikiam periode vis tiek altcoinų rinka dar pasitrauks greičiausiai iki šio lygio. Ir ar keliaus iki dar gilesnės korekcijos, dar žemesnio lygio šio supporto, tai priklausys labiau nuo ekonominės situacijos ir bendro sentimento rinkoje ir kiek laiko bus praėję, nes dažniausiai gali būti, kad čia užstriksime ir rugsėjo korekcija bus tik iš šio supporto lygio. Ir taip pat labai svarbus dalykas, kurį reikia paminėti, tai kad kriptovaliutų prekybos akademijos geriausių mokymų Lietuvoje apie kriptovaliutų prekybą ir investavimą. Vasaros priėmimas eina į pabaigą, tai reiškia vasaros priėmimo metu, kadangi žinote, kad tai nėra kriptovaliutų sezonas, bet tai yra geriausias laikas mokytis, tai siūlėme ir didelę nuolaidą, tai žmonės įsigyja mokymus labai pigiai, tai reiškia 2 apmokėjimais. Pirmasis apmokėjimas yra tik šiuo metu tik 130 eurų su nuolaida, kadangi dolerio kursas yra nukritęs ir panašiai, tai ir 2 apmokėjimais labai daug žmonių prisijungia, bet vasaros priėmimai eina į pabaigą. Taigi jeigu jūs dar norite prisijungti, norite išmokti kriptovaliutų prekybos, investavimo, tai yra geriausia ir pažangiausia mokymų programa, tai kurioje jūs išmoksite užsidirbti, kaip investuoti, kaip pakelti savo kapitalą. Viskas yra nuo 130 eurų, tai yra tiesiog nėra turbūt dabar rinkoje geresnio būdo išmokti apie kriptovaliutų prekybą ir didesnės investicijos, kurią gali atnešti mokymai. Tai va svarbus dalykas, kad nuo rugsėjo vasaros priėmimai bus baigti, taigi skubėkite ir kas norite prisijungti, kriptovaliutuakademija.lt arba linku apačioje. Dabar grįžtant prie video, tai kaip minėjau, štai šie yra supporto lygiai, kuriuos mes stebime. Bet kaip minėjau, rugsėjo mėnesis dažniausiai nėra geras kriptovaliutom, apie ką mes kalbėjome praeitą kartą. Ir taigi, jeigu pasižiūrėsime į Bitcoin Dominance, nueinam į savaitės grafiką, tai Bitcoin Dominance vienas dalykas, tai turėjo labai tokį didelį nukritimą ir kaip visada jau visi galvoja, kad dabar čia prasideda altcoinų sezonas ir kad reikia pirkti altcoinus ir kad visi nespės į traukinį, bet tie, kas yra veteranai ir rinkoje yra buvo ilgiau, žino, kad dar nėra ko skubėti, nes sezoniškumas sako, kad dabar greičiausiai Bitcoin Dominance kils į viršų. Panaši situacija buvo štai čia, lapkričio mėnesį, kai buvo labiau tikėtina, kad prasidės altcoinų sezonas, nes tiesiog buvo palankios sąlygos tuo metu ir sezoniškumas ir lapkričio pabaiga ir tada altcoinai labai smarkiai pakilo, dėl to nukrito Bitcoin Dominance. Ir jau visi irgi tuo metu galvojo, kad bus altcoinų sezonas, bet štai ir vėl mes pakilome nuo to laiko, nuo 55% iki 65%, tai reiškia altcoinai kraujavo prieš Bitcoiną. Ir dabar buvo toks didesnis nukritimas, bet jis pilnai buvo dėl Ethereumo ralio į viršų, o Ethereumo ralis tai irgi labiau gal toks atėjo iš visokio leverage'o, sverto ir to viso hypo, ir kuris pakėlė kainą į viršų, tai Bitcoin Dominance labai krito į apačią, bet labai tikėtina, kad rugsėjo mėnesį Bitcoin Dominance atkils kažkiek į viršų, taip pat darys korekciją nuo kritimo į apačią, nes dabar atrodo, kad trendas keitėsi į apačią ir
Aš manau, kad Bitcoin dominance dabar rugsėjo ir spalio mėnesiais kils atgal, tai reiškia kraujuos altcoinai prieš Bitcoiną, nebent Ethereumas šiuo metu bus gana stiprus, nes jis buvo gana stiprus, bet Bitcoinas irgi turėtų būti stipresnis nei visi altcoinai ir mano manimu laukia taip pat Bitcoin dominance korekcija, nes čia irgi buvo gana, netgi ir nepaisant sezoniškumo, čia buvo iš rinkos struktūros toks gana didelis nuvažiavimas į apačią, taigi tikrai labai yra realu, kad mes, tarkime, apturėsime korekciją iki štai šio lygio, kur taip pat yra ir Fibonacci 0.6 arba iki štai šio lygio ir tada manau, kad arba grįšime net iki pat viršaus, nieks nežino, čia irgi dar daug kas priklauso nuo ekonomikos ir kaip pasaulio politika rytuliosis, bet apart to manau, kad po to trendas į apačią turėtų tęstis, tai doleris iš esmės irgi kaip nukrito, bet dabar yra ties panašių lygių, nieko labai įdomaus nevyksta, bet jis yra gana susilpnėjęs ir jeigu bus palūkanų mažinimai, kurie yra dabar labai tikėtini, tai doleris dar labiau nukris, kas yra bullish dalykas kriptovaliutom. Tai va, tai altcoinų rinka smarkiai krenta į apačią, tą apkalbėjom ir šiandien yra labai raudona diena, Bitcoinas nukrito į apačią, tai irgi visiškai korekcija, kuri manęs nei kiek nenustebino, nes mes pralaužėme rekordinės aukštumas ir dar ekonomika nėra labai tokia laisva, kad tiesiog būtų pasiekta kažkas daugiau, bet mes pralaužėme rekordinės aukštumas ir dabar, kas ir labiausiai buvo tikėtina, atsidūrėme štai čia korekcijoje. Ir akivaizdu, kad aš manau, kad kitas žingsnis bus Bitcoino šuolis į priekį, bet nemanau, kad tai bus dabar greitų metu, manau, dar būsime užstrigę šiuose lygiuose. Tai buvo Jerome Powell kalba Jackson Hole, Wyoming, tai iš esmės tiesiog jisai ten visada labai turtingiem žmonėm, amerikiečiam apkalba apie kas laukia ekonomikos. Taigi, jei labai trumpai, kartu neskaitant viso šio dokumento, iš esmės, kas pasikeitė, kad iš pradžių labai buvo rimta infliacijos problema, tai reiškia visi bijojo infliacijos ir kad nebus palūkanų mažinimų, bet jis pats pasakė, kad dabar upside risk to inflation had diminished, tai reiškia, kad rizika, kad infliacija labai kils, dingo arba nebėra tokia aktuali, svarbi ir dabar yra svarbiau unemployment, tai reiškia nedarbingumo didėjimas ir jei nedarbingumas didėja, tada reikia atlaisvinti ekonomiką. Tai kadangi Fed dabar sako, kad jiems yra svarbiau nedarbingumas, tai yra labai labai rimtas toks pasikeitimas. Bet infliaciją vis tiek reikia stebėti, bet iš esmės po šių naujienų buvo toks didžiulis vienos dienos pakilimas ir Ethereumas jau buvo nukritęs iki suporto lygio ir tada po šitų naujienų vėl pakilo, nes buvo visas hypas, spekulacijos, vėl visi longus atidarinėjo ir panašiai. Ir galiausiai vėl dabar laukia korekcija ir greičiausiai manau, kad ši korekcija dar tikrai užsibus. Tai va irgi, o dėl ko dar buvo toks, ir tada buvo vėl Bitcoino nukritimas ir kriptovaliutų, tai irgi tam yra daug priežasčių, bet viena iš priežasčių yra tiesiog, kad buvo Bitcoino banginis, kuris pardavė Bitcoiną už 2,7 milijardus, tai neaišku, ar vienas pardavimas pajudina rinką, bet jis pradeda tokius, tada pavažiuoja kainą į apačią, tada susirenka likvidumą, nes buvo labai daug jau sverto vėl į viršų, kai kaina pradėjo kilti, visi vėl išsigando, pradėjo pirkti, pradėjo svertą naudoti, daryti ir dažniausiai, kai tai būna, kaina sugrįžta ir susirenka tą svertą. Tai irgi tai kas buvo, kad buvo daug sverto po apačią ir kaina vėl sugrįžo jį susirinkti ir uždarė tų visų žmonių, kurie labai rizikuoja pozicijas. Taigi, tokios naujienos tiek šiam video, todėl vyksta kol kas viskas rytuliuojasi kaip planuota ir žiūrėsim, kas bus toliau, analizuosime naujienas, taip kad spausti subscribe, nieko nepraleiskit, nepamirškit pasižiūrėti apie mokymus, pasvarsykit, ar norit išmokti, tapti profesionaliais prekybininkais, išmokti užsidirbti iš programos ir taip toliau. Taigi tiek žinių šiam video ir susitiksime kitame.